Labą dieną. Trumpi pasakojimai. Aš seniai neįrašinėjau šitos temos. Biškį buvau užsiėmęs kitais reikalais. Bet atsitiko 2 rugsėjo ir aš sužinojau, kad žuvo vienas labai geras žmogus. Aleksandras Žukas. Mes su juo buvom pažįstami nuo balandžio pradžios 22 metų. Jo žūtis man skaudi nelaimė, asmeniškai man. Aš atsimenu, kaip jisai atėjo į batalioną, savanoris. Jis pradėjo kariauti nuo pat pirmos karo dienos. Prie Kijevo buvo daug teroro organizacijų visokių, batalionų, kuopų. Ir Žukas kariavo ten, kur buvo. Bet kai sukūrė mūsų batalioną, jisai kartu su savo žmona Angelina, jie atėjo pas mus jau į normalią kariuomenę. Aš atsimenu tą dieną, kai jie abudu atėjo. Angelina įformino į štabą, o Žukas, Aleksandras, jos vyras, turėjo aukštą išsilavinimą, teisininkas. Galėjo būti karininkų, buvo karininkų vietų, mums reikėjo karininkų tada. Bet jis pasakė ne, kad jisai eina pėstininku. Ir jis nuėjo pėstininku. Aš jį, kaip ir minėjau, žinojau nuo balandžio mėnesio 22 metų. 3 rugsėjo 24 metų. Verdama paskambino man jo žmona Angelina ir pasakė, kad Žukas žuvo. Jis žuvo fronte, toje vietoje, kur ir aš buvau. Man tai buvo didelis smūgis. Su juo žuvo dar vienas mano draugas, Dizelis. Dar vienas draugas buvo sunkiai sužeistas. Jį dabar operuoja, aš nežinau, kaip ten baigsis, bet tikiuosi, kad viskas bus gerai. Bet čia eina apie Žuką. Žmogus aukštojo išsilavinimu, teisininkas. Nuo pirmos karo dienos atėjo savanoriu kartu su žmona į frontą. Man sunku pasakoti, bus nerišlu, atsiprašau. Aš ilgai negalėjau rašyti šito video, nes buvo per sunku. Bet šiandien bus atsisveikinimas kaip tik su Žuku ir aš negalėjau neįrašyti šito video. Kas tai buvo per žmogus? Tai žmogus, kuris buvo volonteru iki karo, didelio masto karo. Padėjinėjo frontą, kai tik karas prasidėjo, didelio masto įsiveržimas. Jis nuo pirmos dienos išėjo į kariuomenę. Tai buvo labai linksmas žmogus. Aš niekada nemačiau, kad pas jį ant veido nebūtų šypsenos. Nemačiau niekada. Būdavo labai sunkių epizodų, visko būdavo, tam tik karas galų gale. Bet jisai visada šypsojosi. Jis visada šypsojosi. Jie tarnavo su žmona mūsų batalione. Žmona tarnavo štabe. Jisai buvo pėstininku. Paskui atsirado dronai. Ir jis pasidarė vienas geriausių dronų pilotų pas mus. Pirmiausia, pradėjo nuo žvalgybinių dronų. Paskui su dideliais žvalgybiniais dronais. Paskui pasidarė kamikadzė dronų pilotas. Jis pirmas batalione gavo valstybinį apdovanojimą. Už Narsą. Jis labai nemėgo, gal kaip ir aš, geležiukų šitų kryžių visokių. Niekada nenešiojo. Aplamai, man atrodo, apart vado ir štabo, kuris veda visą buhalteriją. Niekas nežinojo, kiek jis turėjo tų apdovanojimų, nes jis niekada nebuvo nei karto užsidėjęs, nei karto nedalyvavo oficialiuose renginiuose, kur teikdavo apdovanojimus.
Jo žmona Angelina ieškojo paskui pas jį kambarį, kur sudėti jo apdovanojimai ir sutikrinėjo su štabu, kiek jis jų turi. Jis jų turi daug. Man sunku kalbėti. Žuvo dar vienas žmogus, kuris žino, kas yra šitas suknistas karas ir dėl ko reikia kovoti. Mes buvom su juo geri draugai. Su jo žmona buvom geri draugai. Tai buvo galbūt vienas geriausių man sutiktų žmonių Ukrainoje per šitą suknistą karą. Aš labai ilgai negalėjau rašyti šito video. Man buvo labai sunku. Aš pasilikau tuščias. Nes ir Aleksandras Žukas, joks šaukinys buvo boltus. Nebuvo, yra. Ir liks visą laiką. Kitas mano draugas Dizel. Jie žuvo viename mūšyje. Ir man tai, asmeniškai man tai yra didelė netektis. Kiek jau dienų praėjo. Aš pirmą kartą prisiverčiau atsisėsti parašyti šitą video. Aš nežinau, aš nerašau į jų, kurie galbūt klausys, žiūrės, galbūt ne. Aš įrašau savo. Aš įrašau Angelinai. Aš rašau jų būsimam vaikui. Angelina neščia. Aš labai blogai jaučiuosi, kad Angelina pirmam žmogui, kuriam man pasakė, kad žuvo Žukas, buvau aš, jam paskambino man. Aš labai blogai jaučiuosi, aš visiškai tuščias. Per tą laiką žuvo dar porą žmonių iš mano pažįstamų. Bet aš nežinau, ar mane jau kažkas tai jaudina šitam gyvenime. Man blogai. Bet koks Rusijos federacijos pilietis yra mano asmeninis priešas. Bet koks žmogus, kuris palaiko Rusijos federaciją, yra mano asmeninis priešas. Aš nežinau pagal savo amžių ir savo sveikatos stovį, ką aš dar galėsiu padaryti. Bet aš darysiu. Aš darysiu, kad jie pralaimėtų. Šitie supisti kacapai šitą karą. Ir bet kas palaiko jų pusę arba nori su jais tartis, yra mano priešas. Visi bailiai, kurie galvoja, kad tas karas jų nepalies, yra mano. Labai atsiprašau už tokį tekstą visą, kad aš dabar kalbėjau. Aš absoliučiai nesiruošiau. Aš nežinojau, ar aš noriu įrašinėti šitą. Bet aš žinau, kad man tai reikia. Šį kartą to reikia man. Aš tai darau ne dėl jūsų, dėl savęs. Žukas žuvo toj vietoje, aš ją puikiai žinau. Aš ten praleidau 4 mėnesius. Aš nesakysiu, kaip jisai žuvo. Jie papuolė į Pasavą. Vienintelis, ką žinau, kad žmogus nesikankino, žuvo iš karto. Jam pataikė kulka tiesiai į širdį. Ir jisai mirė vietoje. Jisai žuvo gindamas savo tėvynę. Jisai žuvo gindamas mus. Visi, kas galvoja, kad šitas karas praeis pro mus, taip nebus. Taip jau dabar nėra. Жук, я тебя помню. Я тебя никогда не забуду. Ангелина, тримайся. Будь ласка. Čia mano tikri draugai, kurie niekada nebuvo užmiršę manęs ir kurios niekada neužmiršiu aš. Dizel buvo galbūt vienas linksmiausių žmonių, kurie aš mačiau. Žukas buvo pats linksmiausias. Aš nežinau, kaip taip darosi, bet šitas karas pasiima pačius geriausius. Aš padarysiu viską, kas
mano nedidelėse jėgose, kad padėti Ukrainai. Jūs galite žiūrėti šitą video, galite nežiūrėti. Šitą video šį kartą aš rašinėjau savo. Aš jį įkelsiu, žinoma. Bet taip tuščia man viduje nebuvo niekada gyvenime. Atsiprašau, viso gero. Bus kiti video. Bet šiandien viskas. Iki.